Sveiki, besidomintis, besiklausantis per YouTube ir čia klasėje. Aš Eugenijus Alekna ir mes šiandieną toliau tęsim mūsų bendravimą, tyrinėjimą, Dievo žodį, Evangeliją. Ir šiandien pakalbėsim apie labai įdomią temą, 4 pamoka - laisvė rinktis. Tada paprašysiu iš vyresnių gal pasimelsti. Gerai? Gerai. Brangus dangiškasis tėve, dėkojame tau už šitą gražią dieną, dėkojame, kad galėjome susirinkti kartu, visi čia studijuoti tavo žodį. Dėkojame už tavo meilę mums ir už tavo sūnų Jėzų Kristų. Prašau, padėk mums geriau prisiminti mūsų gyvenime, kasdienybėje ir laimink mus šioje pamokoje, kad galėtume geriau suprasti šitą įdomią temą laisvę rinktis. Ir visi tai meldžiamės Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Ačiū. Čia iš karto toks klausimas, jeigu matote. Taip, smiltam. Ką atsakytumėte, jeigu kas jūsų paklaustų, kodėl svarbu turėti valios laisvę? Kodėl svarbu turėti valios laisvę? Vergai neturi laisvės. Smarkiai apribota pas juos. Apribota. Jo, labai mažai turite. Galbūt jo turi pasirinkti galimybę kokius marškinius susidėti iš ryto, kokias kelnes, skalbti, neskalbti. Tiek gali pasirinkti. Galbūt gali pasirinkti, ką galvoti. Kol kas gali pasirinkti, kol niekas nemato mūsų minčių. Bet greitai gali ir mintis mūsų matyti ir gali sakyti, negeras mintis pasirinkai šiandien, ne apie tai galvoji, kas šeimininkam patinka. Tai va, ką dar galim pasakyti, kodėl svarbu turėti valios laisvę, pasirinkimo laisvę. Nors ribota, bet vis tiek, iš kažko tai mes renkamės. Žmogus taip nesutvertas būti. Kaip? Žmogus taip nesutvertas būti. Suprantat, pavyzdžiui, kokios nors bitės, sutvertos. Ten yra padalintos avelyje kelios funkcijos. Vieni skraido, vienos medų nešioja, kitos dauginasi, kitos saugoja avilį. Ir taip neaišku, kiek metų tai eina. Galbūt prieš milijardą metų planetose tos bitės tai buvo ir taip darė. Jos renkasi iš labai siaurų asortimento, ką jos daro, taip? Užprogramuotos. Užprogramuotos, tokia programėlė įdėta, jos gimsta, mintis ateina, gal jom pasako kažkos ir jos daro savo darbą. Mūsų programa yra kur kas platesnė, didesnė. Ir kaip suprantate, Dievas yra meilės ir teisumo Dievas. Ir kaip mes galėtume pasirinkti mylėti ką nors, jeigu tokio pasirinkimo nėra visai. Kokį mylėti? Mylėti ką nors. Kaip galėtume, jeigu nėra tokio pasirinkimo? Negalima būti. Nepasirinktume, Tai ko mes skirtumės nuo bičių tada? Jeigu mes galėtume arba negalėtume pasirinkti, sakysim, meluoti ar nemeluoti man tam žmogui. Negalėtume pasirinkti. Aš nemanau, kad mes turim, kaip čia pasakyti, esminių labai daug pasirinkimų. Turim daug, bet kai kurie pasirinkimai neesminiai, suprantat?
kokius marškinius susidėti, ar nuo arbatos pradėti pusryčius, ar nuo varškės, suprantat. Nu, jie nevaidina rolės iš esmės. Ir jeigu jūs prisiminsite, kaip rojus buvo sutvarkytas, kas ten buvo rojui pasodinta. Daug medžių, bet buvo svarbus medis. Blogio ir gero pažinimo medis. Buvo daug medžių rojuje pasodinta. Obuolių dar. Jo, ir galėjom, Tą pasirinko. jo, ir galėjom rinktis ir nieko jie nekeitė mūsų gyvenime. Suprantat? Nuo visų sodo medžių gali valgyti ir viskas bus gerai. Bet rojaus centre buvo 2 medžiai. Kokie? Obelys. Nu, vaisių. 2 medžiai kokie rojaus centre buvo. Labiausiai vienas. Vienas buvo gyvybės medis, o kitas gėrio ir blogio pažinimo medis. Tai vat nuo tų 2 medžių nebuvo galima laisvai valgyti. Nu kaip? Nuo antro medžio, nuo gėrio ir blogio pažinimo buvo galima valgyti. Bet jie turėjo reikšmę. Jeigu nuo kitų valgai ar nevalgai neturi reikšmę, ar nuo to, jie turėjo reikšmę. Bus arba. Tai vat, tam, kad mes išmoktume, kaip čia, sąmoningai rinktis, mums būtinai reikėjo, kad būtų gėrio ir blogio pažinimo medis. Nes aš nežinau, kaip kituose pasauliuose, bet šituose, man atrodo, šitam pasaulyje viskas eina palyginimo būdu. Bloga, blogiau, blogiausiai. Gera, geriau, geriausiai. Lyginam prekes, kainas, visą laiką palyginimo metu. Su to man žmogu gerai bendrauti, su to negerai. Su to iš vis man patinka bendrauti, aš jau bebūdamas su to žmogum įsimylėjau jau jį, supranta, dar vienas jausmas atsirado. O, tai mes turėjom tai patirti žemėje. Ir jeigu mes tiesiog nesinaudojam savo jokiais pasirinkimais, tai kas mes esame tada? O Dievas sakė, o aš sukūriau žmogų pagal savo panašumą ir pagal savo pavyzdį. Kad galėtume rinkti, mąstyti, jausti. Ir jeigu mes paskaitysime Mozės 3 skyriuje nuo 17 eilutės, mes truputį pakalbėjom apie sukūrimą. Tai čia gale knygos Mozės 3:17. Aš atrodo, kad jau atsiverčiau. Doktrinis. Ne, beveik taip. Šventas. 8 puslapis, vat. Mozės 3. Ne tą knygą tu turi. Tai doktrinis. Jo, doktrinų sandorų, brangiajam perlėje. Lieka. Puiku. O, paimk ir paskaityk, Algimantai. Jo, paskaityk, Mozės 3:17. Ar turi? Jeigu kas, galiu aš paskaityti. Tu. 8 puslapį. Bet nuo gero ir pikto pažinimo medžio tu nevalgysi, tačiau tu pats gali pasirinkti, nes tai tau duota. Bet atsimink, kad aš tai draudžiu, nes tą dieną, kai nuo jo valgysi, tikrai mirsi. Ir Užtenka, gerai. Va. Sukurta žmonės, pasodintas medis, neaptvertas, bet pasodintas. Ir sako, aš sukūriau jį, nevalgyk. Jeigu valgysi, tikrai mirsi.
Bet tu gali neklausyti manęs, gali pasirinkti ir valgyti jį. Pasekmės bus. Tai duota Adomui ir Ievai pasirinkti. Paklūsti Dievui ar nepaklūsti. Laikytis jo įsakymų ar nesilaikyti. O gal žinote, kada dar anksčiau žmonija galėjo pasirinkti prieš rojaus sodą dar? Jo, tai buvo iki mirtingiausias gyvenimas O. prieš šitą žemę. Mes Iki pasirinkome. mirtingasis gyvenimas prieš šitą žemę. Taip. Gal atsimenate daugiau, kaip tenai vyko pasirinkimas iki mirtingojo gyvenimo? Jo, gal noriu pasidalinti. Jo, mes galėjom pasirinkti, jeigu norėjom sekti Dievu, arba jeigu norėjom sekti velnu. Arba ką? Jeigu norėjom sekti velno planą. Velnių, jo. Taip. Taip. Mūsų pranašai mokina, kad buvo didžioji taryba danguje, Dievas pristatė planą, kaip mes galėtume tobulėti ir išvystytume, žodžiu, savo valią, atskirti gerą ir blogą ir tapti laimingais kaip jis, nes mes norėjome to. Ir jis papasakojo tą planą ir sakė, kad bus priešprieša tam, kad galėtume rinktis, bet reikės gelbėtojų paskiau. Ir jisai klausė, ką man pasiųsti gelbėtojų. Ir kokie du pretendentai buvo, gal žinote. Dievas klausė pas vaikus, ką man pasiųsti gelbėtojų. Jėzus Kristus sako, siusk mane. Siųsk mane. Jo, ir tegul šlovė bus tavo. Taip. Jisai sakė, siųsk mane ir visa šlovė tegul būna tau. Suprantame? Aš padarysiu, kaip tu nori. O tu padaryk, kaip tu nori. O kitas, kaip sakė pretendentas, Buvo Liuciferas arba Šėtonas, kaip mes dabar nu, vadiname. jo, tada jis dar buvo Liuciferis, dar nebuvo Šėtonas. Jo. Ir jis sako, siusk mane, bet visą šlovę jis norėjo pats. Jo. Bet savo gali ir šlovę daug man. Jo. Jo. Siųsk mane ir ką jisai pažadėjo, Kad ne vienas neprapultų. ir nei viena siela nepražūstam išgelbėjimo plane. Nu, sako, mano planas daug, tarsi sakytų, daug pranašesnis už Kristaus planą. Daug pranašesnis, nei viena siela nepražūs. Bet kenties. Kaip? Kenties. Klausys želnių, klausys, bet želnių dirbs. Kenties. Suprantate, Dievas norėjo sąmoningo žmonių pasirinkimų. Tiek meilės sąmoningo savo, tiek pasirinkimo blogiui. Jeigu tu pasirinkai blogį, tu pasirinkai, tai tavo. Tu norėjai to, ar tave privertė ar apgavo. Jeigu norėjai, pasirinkai, tai tavo. Ir mums tai sunku suprasti, kad Dievas labai kenčia dėl to, kai mes pasirenkame blogį. Bet jisai sako, bet jis pasirinko. Aš jam leidau pasirinkti. Man skauda bus, ko baigsis visą tai. Aš jam papasakau ir jis pasirinko. Ir vat šičia, aš tiesiog paskaitysiu tą vietą. Jo. Ir viešpats Dievas tariau Mozei sakydamas, tas Šėtonas, kuriam tu įsakei mano viengimio vardu, yra tas pats, kuris buvo nuo pradžios. Ir jis atėjo priešais mane sakydamas, štai čia aš, siųsk mane ir aš būsiu tavo sūnus ir išpirksiu visą žmoniją ir nei viena siela nepražus ir aš tikrai tai padarysiu. Todėl duok man savo garbę. Bet štai mano mylimasis sūnus, kuris buvo mano mylimasis ir išrinktasis nuo pradžios, tarė man, tėve,
tebus tavo valia ir šlovė tebus tavo per amžius. Todėl, kadangi tas šėtonas sukilo prieš mane ir siekė sunaikinti žmogaus valios laisvę, aš 4-3 eilutę skaitau, jeigu jūs atsivertite. 4-3 eilutę skaitau. Todėl, kadangi tas šėtonas sukilo prieš mane ir siekė sunaikinti žmogaus valios laisvę, kurią aš viešpats Dievas jam suteikiau, ir taip pat, kad aš jam duočiau savo galią, savo viengimio gale aš padariau, kad jis būtų numestas žemyn. Nu ir vat iš dangaus, iš tos visos sistemos, laikui bėgant, viešpats numetė jį iš jo posto, iš Liuciferio posto. Jisai buvo šviesnešys, spindintis ir tapo priešininkas. O kam reikėjo priešininkas? Tai kad žmogus tobulėtų. Kad turėtų iš ko rinktis žmonės, suprantat? Jis tapo priešininkas. Aš nežinau, kas tenai buvo pas Dievą mintyje, bet viešpats, Dievas žinojo, kad be priešingybės nėra kaip vystytis. Ir mes šiandien paliesime tas vietas, kad nesant priešingybei, pliuso ir minuso, priešpriešos kovos, nėra vystymosi, nėra veržimosi į priekį, nėra stiprėjimų. Galbūt pažiūrėkime antrą Nefijų. Palaukit, dar prieš tai paskaitysiu Abromo 3 skyrius, šičia netoli, už kelių puslapių, 3 skyrius nuo 22 iki 28 eilutės. Abraomo, ten dar truputį į galą paverskite. 41 puslapis. 41 puslapis, jo. Mums tiesiog sunku suprast, kaip ten Dievas tose visatose. Anksčiau yra, bet 41. Man atrodo. Jo, kaip ten Dievas gyvena, bet čia rašo taip. Aš galiu nuo 21 paskaityti. Dievas sako, aš gyvenu vidur jų visų dvasių. Todėl dabar aš nusileidau pas tave, kad paskelbčiau tau darbus, kuriuos padarė mano rankos. Tuo mano išmintis pranoksta juos visus. Nes aš valdau viršuj danguose ir apačioj žemėje, su visa išmintimi ir protingumu. Visas sąmonės, kurias tik matė tavo akis nuo pradžios. Pradžioje aš nusileidau vidur visų sąmonių, kurias matėjai. Dabar viešpats buvo parodęs man Abraomui sąmonės suorganizuotas prieš pasaulio buvimą. Tarp visų šitų buvo daug kilnių ir didžių. Galim atkreipti dėmesį, kad jau tos sąmonės suorganizuotos Dievu turėjo tam tikrus charakterius ir bruožus. Suprantat? Jau tada buvo galima atskirti, kas gera, kas bloga ir turėti iš ko rinktis. Ir Dievas matė tas sielas, kad jos buvo geros. Dar viena savybė. Kas nustatė? Dievas matė, kad tos sąmonės buvo geros. Protingos esybės, kurios linkusios gerą daryti. Ir jis stovėjo vidur jų ir tarė, šituos aš padarysiu savo valdovais. Nes jis stovėjo tarp tų, kurie buvo dvasios. Ir jis matė,
kad jos buvo geros. Ir tarė man: Abraomai, tu esi vienas iš jų. Tu buvai išrinktas prieš tau gimstant. Vat Abraomas žemėje, kūne gyvena, nesenai turėjo bėdų nemažai, jį vos nepaukojo ant aukuro faraono tenai, tarnai. Ir jis pamato regėjimą ir Dievas jam apreiškia, kas prieš tai buvo, prieš ateinant į šitą pasaulį. Sako, aš nusileidau tarp sąmonių ir apžiūrėjau jos, kad jos buvo suorganizuotos jau ir nutariau padaryti savo valdovais jas. Ir sako, tu, Abraomai, irgi buvai tarp jų. O už tai tu gavai kūną, atėjai į žemę ir dabar jau treniruojies tu. Toliau jis aiškina Abraomui. Ir tarp jų stovėjo vienas panašus į Dievą. Ir šis tarė esantiems su juo: mes nusileisime žemyn, nes ten yra erdvė, ir paimsime tų dalelių ir padarysime žemę, ant kurios šitie gyvens. Jis įdomiai taip čia sako, mes nusileisime, ne jis vienas. Paimsime dalelių ir padarysime. Tai daugiau gal Dievo? Aš nežinau ar dievų, bet man panašu, kad čia kalba apie kitas sąmonės. Kad jis stovėjo vidury jų ir kai kuriems sakė, mes nusileisime pačioj, paimsime dalelės ir padarysime žemę, ant kurio šitie gyvens. Jobo knygoje sako, ir dangaus žvaigždės džiūgavo ir stebėjosi, kaip Viešpats kūrė žemę. Kad, darė tarsi jiem namus. Tai, man atrodo, galbūt dalyvavo kai kurios didžios sąmonės, kurios galvojo, ir aš ateisiu čia gyventi ir mokinsiuos ir tobulėsiu. Taip, padarysim žemę, ant kurios šie gyvens. Ir toliau 25 eilutė. Ir tuo išmėginsime juos, kad pamatytume, ar jie darys viską, ką Viešpats jų Dievas jiems įsakys. Pastebėkite, padarysim žemę ir išmėginsim juos. Ar jie viską darys, ką Viešpats Dievas jiems įsakys. Ar galime mes daryti arba nedaryti pagal Dievo įsakymus, ką nors, neturėdami laisvos valios? Tik tai su laisva valia galim. Tik su laisva. Girdim įsakymą, galvojam, mintis sukasi, pliusas, minusas, daryt, nedaryt, kokia nauda iš to, jei darysiu, jei nedarysiu, vyksta ir pasirenkam. Ir sako, aš norėsiu pažiūrėti, ar jie darys pagal mano įsakymus. Nes Dievas žino, kad elgiantis pagal jo įsakymus, pagal tobulą tvarką, galim būti laimingam. Bet nesielgiant taip negalima. Ten bus trintis, kova, nesusipratimai visokie bus, nesielgiant pagal jo įsakymą. Ir tiems, kurie išlaikys savo pirmą būseną, bus pridėta. Noriu truputėlį paaiškinti. Pirma būsena buvo tada, kada jo vaikai, tos dvasios, sąmonės neturėjo dar kūno. Jau tada buvo sudarytas šansas pasirinkti, ką klausyti. Sako, pažiūrėsim, ar darys, ar išlaikys pirmą būseną. Ir bus pridėta tie, kurie išlaikys. Tie, kurie neišlaikys savo pirmosios būsenos, neturės šlovės toje pačioje karalystėje su tais, kurie išlaikys savo pirmąją būseną. Galbūt čia ne visai lengva suprasti, aš truputėlį paaiškinsiu. Reiškia, buvo situacija, kada buvo pasiūlytas planas ir galim buvo rinktis, ar norėsim ar ne. Sako, jums begyvenant pirmoji būsenoje, jūs jau dabar galite rinktis. Ir sako, ir tie, kurie išlaikys pirmą būseną, jie bus pridėta.
Tai yra, jie turės šansų pereiti į antrą, į aukštesnę būseną tobulėjimo. Ir tiem, kurie išlaikys savo antrąją būseną, bus pridėta šlovė ant jų galvų per amžių amžius. Antra būsena - gyvenant kūne, kurie išlaikys. Gyvenant kūne laikytis Dievo įsakymų, kaip jisai sakė, kad pamatytume, ar jie darys viską, ką viešpats jų Dievas įsakys. Taip, būsena bus pridėta šlovė ant jų galvų per amžių. Žodžiu, pateiktas planas ir viešpats tarė, ką man pasiųsti. Ir vienas, kaip žmogaus sūnus, atsakė, štai aš, siųsk mane. Ir kitas atsakė ir tarė, štai aš, siųsk mane. Ir viešpats tarė, aš siųsiu pirmąjį. Ir antrasis supyko. Ir neišlaikė savo pirmosios būsenos. Ir tą dieną daugelis nusekė paskui jį. Suprantat, kas įvyko danguje? Pasirinko. Skilimas įvyko. Buvo pasiūlyti variantai ir galimybė pasirinkti. Ir du kandidatai buvo pagrindiniai. Vienas norėjo savo šlovės ir paimti laisvą valią iš žmonių. Ir Dievas sakė, ne. Sako, tu nori atimti laisvą valią. Jeigu tu visus per prievartą sugrąžinsi atgal, sako, tai nebus pasirinkimas, nebus laimės tokiam gyvenime, nebus tobulėjimo. Ir antrasis supyko. Ir po to, kai jisai supyko, jisai sugundė kitus, padvelgė su savo, aš taip numanau, savo gale, pasikalbėjo su kitais, pagundė, sako, negi jūs norėsite tarnauti tam Kristui, negi jūs norėsit, kad jumi varinėtų visur, supranti, sakytų, eik, padaryk, nunešk, atnešk. Sako, ateikit pas mane, mes būsim ponai, šeimininkai. Maždaug aš taip nujaučiu, kad tokia šneka buvo. Ir valdysim juos visus. Ir vat sako, ir daugelis nusekė paskui jį. Biblijoje sakoma, kad trečdalis dvasių arba Dievo vaikų pasiekė paskui šėtoną. Doktrinose sandorose irgi sako, ir trečdalį mano vaikų jisai nunešė paskui save. Įtikino ir jie pasirinko. Kai kurie pasirinko ne vienareikšmiškai, tiesiog sekti paskui Kristų, laikyti, kai kurie buvo abejojantis, bet viešpats žinojo, kad bus antra būsena ir bus proga pasitikrinti mums. Bus Dievo įsakymai, bus gundimas, bus priešas, bus pliusas ir minusas, bus Kristaus šviesa, bus šventoji dvasia ir bus piktoji dvasia. Vieni į vieną pusę, kiti į kitą trauks. Tai va, pasirinkimas buvo dar prieš ateinant į šitą žemę, ne tik tai rojaus sode. Jis buvo anksčiau dar. Sutinkate turbūt su to. Gal yra klausimų kokių nors? Aš bandau pagal raštą, doktriną. Man tai klausimas būtų, bet vėlgi surištas, čia dar kiek čia tūkstančių metų viskas vyksta, čia prieš... Čia prieš kiek tūkstančių? Čia 5000. Ne. Tada, kai visa šitai buvo, laiko nebuvo. Aš taip suprantu. Tada laiko nebuvo. Buvo egzistencija. Yra, viskas būna, yra. Bet atėjo laikas, kada buvo pavadinta pradžia. Įtariu, kad tada prasidėjo galbūt laikas. Nuo pradžios, sako. Kristus aš buvau nuo pradžios, anksčiau prieš Abromą. Kiek laiko ten metais nesuskaičiuosi. Jeigu nėra laiko ten, Tai tada logiškai mąstant, mes, dabartiniai tie kūnai buvo ir anksčiau. Negalima būtų taip, kad mes gimėm ten
ten, kiek ten gyvenam, 50-100 metų čia žemėje ir viskas. Buvo prieš tai, tai va, tas va, gyvenimas. Taip. Tai kaip tik vat, paskutinėme apreiškime buvo preikšta, kad gyvenimas buvo prieš tai. Anksčiau būdavo tokių užuominų ten Jeremijui, atrodo Izaijui sako, kad aš tave pažinau prieš ateinant į šitą pasaulį. Aš pažinau tave dar motinos įsčiose, suprantat? Tokių žodžių. Žinojau, koks tu esi, koks tavo charakteris, suprantat? Tai jo, tokių užuominų buvo. Bet paskutinėme apreiškime vadovai mūsų pranašai gavo aiškiai, kad buvo gyvenimas prieš tai. O Abromo knyga, Mozės knyga, kada jie, būdami kūne, pasikalbėjo su kūrėju. A kaip anksčiau viskas buvo? Iš kur tu viską padarei? Kaip čia viskas yra? Ir kūrėjas atsakė, jiem jisai užrašė mums, sakysim, suprantamų būdų. Ne kažkokia tai kvantinė forma, nors mūsų mintis yra laukas, suprantat? Tai nematerialūs dalykai. Mūsų žodžiai tai kaip informacija yra, suprantat? Tai maždaug aš taip suprantu. Tai va, antras Nefio 2, jeigu galite atsiversti, o čia prasideda jau daugmaž žemiški dalykai apie pasirinkimo laisvę. 60 turbūt. Ar galėčiau kažką pridėti? Ką padaryti? Tiesiog pridėti kaip komentarai. Taip. Jau tiesiog norėjau paminėti, kad tai labai didelis palaiminimas iš Dievo, iš tikrųjų, kad turime tokią papildomą supratimą apie ikimirtingąjį gyvenimą, nes, kaip sakai, kaip Biblijoje yra užuomina, yra paminėta, bet ne taip aiškiai. Ir tai iš tikrųjų dėl sugrąžinimo, dėl tų tiesų daugiau žinome, daugiau suprantame. Ir vat Mozės knygoje, kur rašo, kad iš Biblijos trūksta kai kurių ištraukų Biblijoje, kur mums sunku suprasti. Mozės knygoje rašo, kad visi žmonės buvo sukurti prieš tai, kai dar nebuvo žemės. O tai žemė padarė Dievas kūną panašų į savo į žemės ir įdėjo savo gyvybės kvapą ir savo supratimą ir mūsų sielas pasėjo tenai į tą kūną. Taip, tai labai didelis palaiminimas, žinant, kad mes buvom ir kad mes svečiuojamės ir kad atgal sugrįšime, nes kitaip mums trūksta motyvacijos ir vilties stengtis, būti geresniem, ieškoti teisumo, būti laimingiem. A kam, jeigu mes čia truputį pabūsim, ir viskas. Ir kad pasirinkime čia ateiti, tai irgi labai svarbus. Jo. Tai vat kaip mes žinom, kaip mes skaitėm, kad tos dvasios, kurios sukilo ir nusekė paskui šėtoną, jom buvo atsakyta gauti fizinį kūną. Jau jos toj pirmoj būsenoj pralaimėjo, suprantat jo. Jau tada šėtonas supyko ir kitos dvasios nusekė paskui jos ir jos pasiliko kaip dvasios, kurios sukilo prieš Dievą. Priešiškos Dievo tvarkai dvasios. Čia nėra tų knygų šitoj. Biblijoje? Mažai. Mažai. Man keista tokių smulkių dalykų, kaip aš minėjau, Biblijoje maždaug vidury Seno testamento pirmą kartą atsiranda žodis šėtonas. Vidury Seno testamento, pirmą kartą pagal mane Jobo knygoje atsiranda, kur sako ir susirinko Dievo sūnus tarsi į tarybą būti su Dievu ir atėjo šėtonas. Po to Izaijo 14 berods skyriuje rašo, kad tu buvai tobulybės antspaudas, žodžiu, bet norėjai tapti kaip Dievas, pakilti iki Dievo lygio, atsiranda tenai. Apie Liuciferį ir kaip Liuciferis tapo šėtonu. O prieš tai nieko nėra. Neaišku, kas trukdo, neaišku, kas gundo mumis, suprantat? O šičia Mozės knygoje nuo pat pradžių jau rašo, kad ir šėtonas įdėjo į žalčio sąmonę žodžius, gundyti Dievą, suprantat? Ne pats žaltys atėjo toks protingas būdamas, bet
Bet jisai buvo įrankis. Tai mes atsivertėm jo, antras Nefio 2. Čia rašo nuo 20, gal ir paskaitykime, nuo 27, paskiau sugrįšim dar truputį anksčiau į antrą Nefio 2, ten labai įdomių dalykų yra. Antro Nefio 2, 27. Tomai turi atsivertęs, gali paskaityti? Todėl pagal kūną žmonės yra laisvi ir jiems duota visa tai, kas būtina žmogui. Ir jie laisvi pasirinkti laisvę ir amžinai gyvenimą. Ir didį visų žmonių tarpininką arba pasirinkti nelaisvę ir mirtį. Sulig velnio nelaisvę ir galia, nes jis siekia, kad visi žmonės būtų nelaimingi kaip jis pats. Būtinai turėjo būti pasirinkimas ir sako, žmogui tai duota. Per tarpininką, kas čia turime. Tarpininkas yra Kristus. Jo, Kristus, Dievo žodis. Kristus, Dievo žodis, Dievo dvasia, Kristaus šviesa, suprantate, per jį. Jisai atneša į mūsų sąmonę tą supratimą ir galimybę pasirinkti ne tik tai, ką piktasis siūlo, gėrį pasirinkti, nes kitaip nieko nebūtų. Ir čia aiškiai sako, todėl pagal kūną žmonės laisvi ir jiems duota visa, kas būtina žmogui. Jie laisvi pasirinkti laisvę ir amžinai gyvenimą per didį visų žmonių tarpininką arba pasirinkti nelaisvę ir mirtį. Sulig velnio nelaisvę ir galia. Jis turi nelaisvę ir galę. Ir jis siekia to, kad visi žmonės būtų nelaimingi kaip jis pats. Ar kada skaitote dabar, žiūrite YouTube informaciją, ar jaučiate, kaip jisai siekia, kad visi žmonės būtų nelaimingi? Kokiu būdu jisai siekia? Gundė mūsų. Kaip? Jis gundė mūsų. Gundo, apgauna ir nori priversti. Kartais jam priversti neišeina. Tada apgaulės būdu. Įteikia, pasiūlo, gražiai įpakoja, bet mes nežinom, kas ten viduje yra. Dabar. Dar įlinda į smegenis. Kaip? Į smegenis įlinda. Taip, gali įeiti į smegenis lektoriaus. Jo? Dabar, aš tikiu, kad į mano protą ateina šventoji dvasia. Nes aš prašau viešpaties, kad aš galėčiau skelbti tiesą. Bendrauti jo dvasia, kas jam patinka, ką pranašai apreiškia, ne kas man atrodo. Bet kada aš klausau žinias apie tuos skaitmeninius konclagerius, apie globalizmą, apie norą valdyti žmonės visokiom formom, atimant laisvą valią iš jų, priversti juos, tai aš galvoju, reikia būtinai tą pamoką vis tiek įdėti ir kad žmonės tiesiog susigaudytų, į kur ritasi pasaulis. Tai Dievas Kristus, didysis tarpininkas, nori mums laimės, gerumo ir amžino gyvenimo. O priešininkas ko nori? Ir būti nelaimingi. Nelaisvės ir nelaimingumo mūsų. Tai dabar tas intelektas dirbtinis. Tai ten pusė velnio, ten yra daugiau dar. Ten yra daug gerų dalykų. Galbūt. Bet tai yra paruošiamoji fazė, kad mes pradėtume pasitikėti juo, suprantat? Aš tiesiog kaip mechanikas, inžinierius randu labai daug rimtų dalykų. Gerų patarimų, kur man trūksta žinių. Nueinu, suranda ir galvoju, aš apytiksliai žinau, jis tiksliai man pasakė, kad taip. Ir aš pasitikiu to. Pirmiausia, duoda išlošti, paskiau, kai išlošia žmogus, tada... Paskiau, reiškia, mes nustojam patys mąstyti, nustojam atsiminti, viską surasim, viską sužinosim, jis mums patars, geriau nesugalvosim. Mano tokia nuojauta, kad dabar mes pratinami, kol kas ten viskas neblogai mūsų lygyje, kur duodama, mes galim gauti neblogų patarimų. Bet kuo tai baigsis, aš nežinau. Negerai baigsis. Galbūt jo. Daug iš darbo atleisis, bus daug protingesnis tas intelektas. Aš netikiu ten teisė. Intelektais. Netikiu, nesinaudojai. Jo. Ne, naudojas aš nieko prieš, ten tą informaciją surasti, kuri man reikalinga, kur tinkama, bet
tokio pasitikėjimo 100%. Nu, jisai pats rašo kartais, sako, nepasitikėkite 100% mumis. Bet kada jam pasakai, nupiešk man paveikslą, mėnesiena, upelis, graži mergina, kai nupiešia, tai galvoju, nu nežinau. Visi dailininkai turi iš karto išeiti iš darbo, supranti. Tai pasižiūri ir pagalvoju, nu koks lygis, kaip sukurta. Dar muziką paprašai kokią nors ir muzika groja tenai, supranti? Gražiausias paveikslas su viskuo. Taip, žodžiu, teisė pasirinkti tarp gėrio ir blogio bei visiems patiems vadinasi valios laisvė. Pasirinkti patiems vadinasi valios laisvė. Ką jūs kokių nors minčių turite apie tai? Pasirinkti patiems vadinasi valios laisvė. Ar jinai ribota kaip nors, ar neribota mūsų? Tai ribota tiek, kiek sąmonė išvystyta. Taip, tiek kiek sąmonė, kiek suvokim. Kiek matom iš ko rinktis, kiek į mintis ateina rinktis tą. Jeigu nežinom Dievo įsakymų, jeigu nežinom velnio gudrybių, apgaulių, iš ko mes galim rinktis? Jeigu nežinom tų principų, kaip viskas sutvarkyta, nežinom iš ko rinktis, suprantat? Mumi gali vedžioti mūsų mintys, kur tik tai nori. Nueiti balsuoti už tokius žmonės, už tokius, išrinkti neteisius žmonės. O raštas už tai sako, pažinkite, sako, savo žmonės, kuriuos norėtumėte išrinkti į valdžią, kad jie būtų dori ir sąžiningi. Tik tada, sako, rinkite juos. Bet jeigu mes visą laiką užsiėmę ir neskiriam tam dėmesio, ir aš taip anksčiau dariau, sakiau, aš čia nieko nepakeisiu, čia kaip bus, tai bus viskas, bet kada perskaičiau rašte, kad mes turėtume savo pasirinkimo laisvę panaudoti, renkantį savo vadovus, tai aš pradėjau domėtis ir vaikščioti rinkimus. Nežinojimas neapsaugo nuo tos bausmės. Nuo pasekmių jo, nuo bausmės irgi. Va. Savo ikimitingame gyvenime turėjome moralinę laisvę. Moralinė laisvė, kalbėjom, kad tada jau pasirinkom. Vienas iš gyvenimo žemėje tikslų – parodyti, ką pasirinksime. Vienas iš tikslų šitoje žemėje gyvenant – parodyti, ką pasirinksime. Kas mus traukia, ką mes pasirenkam, kaip į mūsų protą ateina. Ir dabar, ką aš norėjau anksčiau paskaityti, 2 Nefijų 2 nuo 15 iki 16. Po to, kaip Dievas viską sukūrė, kas veikia ir kas veikiama, gal nuo 14 aš paskaitysiu, kad mums būtų aiškiau. Ir dabar, mano sūnus, aš kalbu jums visą tai jūsų labui ir pasimokymui, nes yra Dievas ir jis sukūrė visą tai, tiek dangus, tiek ir žemė, visą tai, kas juose, tiek tai, kas veikia, tiek tai, kas veikiama. Sukūrė, kas veikia ir kas veikiama. Yra veikėjai ir veikiamieji, suprantat? Vieni kitus veikia. Tik mums kartais suprasti sunku, ar mes veikėjai, ar mus veikia. Ir kad būtų įgyvendinti jo amžini žmogaus paskirties tikslai, po to, kai jis sukūrė mūsų pirmosius gimdytojus ir lauko žvėris, ir padangių paukščius, ir apskritai visa, kas sukurta, būtina, kad būtų priešingybė, netgi uždrautas vaisius, kaip priešingybė gyvybės medžiui. Suprantat? Mes sakėm, buvo pilna medžių, bet 2 medžiai ypatingi buvo. Priešingybė iš karto rojaus sode atėjus žmonėm gyventi,
ar mes pažiūrėsime, ar jie viską darys, ką mes įsakysime. Taip, priešingybė gyvybės medžiui. Vienam esant saldžiam, o kitam karčiam. Todėl viešpats Dievas davė žmogui veikti savo nuožiūrą. Taigi žmogus negalėtų veikti savo nuožiūrą, jei nebūtų viliojamas vieno arba kito. Įsiskaitykite į šitą vietą. Todėl viešpats Dievas davė žmogui veikti savo nuožiūrą. Taigi žmogus negalėtų veikti savo nuožiūrą, jei nebūtų viliojamas vieno arba kito. Kad pasirinkti, kaip pasielgti, kas turėtų būti. Priešingybė. Viliojimas. Suprantat? Vienos mintis, kitos mintis, svarstyklės. Ką pasirinksim? Turi būti viliojamas. Vat. Ir kas tada mes? Su savo žiniom, su kauptom žiniom, su savo sąmonė galim rinktis. O jeigu sąmonės nėra, žinių mažai, pasirinkimas mažas. Mumis manipuliuoti, apgaudinėti galim. Tai reiškia, dėl amžinų tikslų žmogaus gyvenimo Dievas sukūrė tokią žemę, pasodino tą medį, kad mes rinktumės. Galim ir toliau truputį paskaityti. Ir aš lėgis pagal tai, ką perskaičiau, privalau tikėti, kad Dievo angelas sulig to, kas yra parašyta, nupuolė iš dangaus. Todėl jis tapo velniu, nes jis siekė to, kas buvo pikta priešais Dievą. Tas Liuciferis tapo velniu. Kodėl? Nes siekė priešingas tapo. Ir kadangi jis nupuolė iš dangaus ir amžiams tapo nelaimingas, jis taip pat siekė, kad visa žmonija būtų nelaiminga. Todėl jis tarė Ievai. Taip, būtent ta senovinė gyvatė, kuri yra velnias, kuris yra visų melų tėvas, jis tarė jai, paragauk uždrausto vaisiaus ir jūs nemirsite, bet būsite kaip Dievas, pažinodami, kas gera ir kas pikta. Iš tikrųjų, Dievas norėjo, kad mes geriau susigaudytume, kas gera ir kas pikta. Bet velnio tikslas buvo kitas – atskirti Ievą nuo Adomo, kad nebūtų šeimos, kad nesidaugintų žemėje ir nepripildytų ir neužsisuktų tas planas, sąmonės sukūrimas, pasirinkimas, kas gero blogio ir po to išgelbėjimas Dievo meilėje. Labai žiauriai greitai laikas eina, skaitom toliau. Valios laisvė buvo vienas esminių klausimų iškilusių dangaus taryboje. Iki mirtingame gyvenime, suprantat? Esminių klausimų valios laisvė dangaus taryboje. Tai buvo viena iš pagrindinių nesutarimų tarp Kristaus pasekėjų ir šėtono pasekėjų priežasčių. Tada buvo. O dabar kaip? Taip pat. Taip pat. Taip. Vieni nori laisvai rinktis, turėti laimingas šeimas, tėvai, mamos, suprantat. Žodžiu, o kiti nenori to. Mokinsime, ką mes pasakysime. Dabar demografinė padėtis Lietuvoje. Taip. Šėtonas sakė, mes skaitėm, štai aš čia, siųsk mane ir būsiu tavo sūnus ir išpirksiu visą žmoniją, tad ne viena siela nepražus ir aš tikrai tai padarysiu, todėl duok man savo garbę. Mozės 4.1 mes skaitėm. Taip sakydamas, jis sukilo prieš Dievą ir siekė sunaikinti žmogaus valios laisvę. Mozės 4.3 sakė, jo pasiūlymas buvo atmestas ir jis buvo išmestas iš dangaus kartu su savo pasekėjais. Atsimerskime greitai Doktrinų sandorų 29, 36
Ir kitas eilutės paskaitysim. Doktrinų sandorų 29. Čia geras momentas yra parodytas, atrodo truputį skaudžiai, bet reikalingas. Nuo 36. Paskaitysiu aš, kad būtų greičiau, gerai. Ir buvo taip, kad Adomas buvo gundomas velnio. Nes štai jau prieš Adomą buvo velnias. Nes jis sukilo prieš mane, sakydamas, duok man savo garbę, kuri yra mano galia. Ir dėl jų valės laisvės jis taip pat nugrėžė nuo manęs trečdalį dangaus pulkų. O čia jau parašyta, kad dėl valios laisvės tos dvasios, tos sąmonės irgi galėjo pasirinkti. Ir šėtonas nugrėžė nuo manęs, nuo dangiškojo tėvo, trečdalį dangaus pulkų. Ir jie buvo numesti žemyn. Ir taip atsirado velnias ir jo angelai. Apreiškimų 12 skyriuje apie tai rašo, kad buvo kova danguje ir velnias nelaimėjo ir buvo numestas žemyn ir vargas žemėje dabar, nes žmonėms bus nelengva su juo. Ir jie buvo numesti žemyn. Ir taip atsirado velnias ir jo angelai. Dažnas klausimas, iš kur velnias atsirado? Ši čia yra užuomazga. Iš kur atsirado priešininkas? Numestas žemėn jisai ir jo angelai. Ir štai yra jiems nuo pradžios paruošta vieta pragaras. 39 skaitau. Ir būtinai turi būti, kad velnias gundytų žmonių vaikus. Kitaip jie negalėtų veikti savo nuožiūrą. Nes jei niekada nepatirtų kartaus, jie negalėtų suvokti saldaus. Palyginimo būdu viskas. Turi būtinai būti, kad jis gundytų žmonės, kad jie susigaudytų. Toks buvo planas - ateiti į žemę ir pažiūrėti, ar laikysimės Dievo įsakymų. Ir jeigu išlaikysime, gausime didžiulę šlovę, nepalyginimai, nes su visais velniais ir su viskuo. Gali ir šlovė. Todėl buvo taip, kad velnias gundė Adomą ir šis suvalgė uždrausto vaisiaus ir nusižengė įsakymui, dėl ko jis tapo pats pajungtas velnio valiai. Įdomus išsireiškimas. Todėl, kad paklausė jo, tapo pajungtas velnio valiai, kadangi pasidavė pagundai. Todėl aš Viešpats Dievas nurodžiau, kad jis būtų išmestas iš Edeno sodo, iš mano akivaizdos, dėl jo nusižengimo, dėl ko jis tapo dvasiškai miręs. Toliau žiūrim, turi būtinai patirti, kas gera, kas bloga ir galėti pasirinkti. Norit, kad Dievas mes sąmoningai su meilė žiūrėtume į jį, nors yra Dievo įsakymas, mylėk Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis, siela, bet mes dažniausiai nekreipiam dėmesio. Dauguma pasirenka nekreipti dėmesio į tą įsakymą. Bet sako, aš leidžiu jums nekreipti dėmesio, bet pasekmės jūsų. Valios laisvė yra būtina išgelbėjimo plano dalis. Jinai būtina išgelbėjimo plano dalis. Dėl valios laisvės mūsų gyvenimas žemėje tampa išbandymo laikotarpiu. Planuodamas sukurti mirtingą savo vaikų būvį, Dievas pasakė, tuo išmėginsime juos, kad pamatytume, ar jie viską darys, ką Viešpats Dievas jums įsakys. Mes tą skaitėme. Be valios laisvės dovanos negalėtume parodyti mūsų dangiškajam tėvui, ar darysime viską, ką jis mumis sako. Kadangi galime rinktis, atsakome už savo veiksmus. Helamano 14:30. Suprantat, su privilegija rinktis atsiranda ir atsakomybė už tai, ką pasirinkom. Ne tai, kad pasirinkom ir nesvarbu. Apsvarstėjai, pažiūrėjai, kas tau patinka, pasirinkai ir pasekmės toliau.
Atsakai, Vilamano 14:30. Nu, ten neblogą vietą. Gal turit kas nors jau atsivertęs? Jo, aš galiu skaityti. Paskaityk tik garsiau, aiškiai. Ir dabar atminkite, mano broliai, kad jeigu kas žūsta, jis taip pat savo padarė, ir kas daro nedorybę, daro ją savo pačiam. Nes štai esate laisvi, jums duota veikti savo nuožiūrą, nes štai Dievas davė jums pažinimą ir jūs išlaisvino. Taip. Atminkite, mano broliai, kad jeigu kas žūsta, jis pats tai padarė savo. Jeigu kas žūsta, jis pats tai padarė savo. Pasirinko. Padarė savo pačiam. Nes štai esate laisvi. Jums duota veikti savo nuožiūrą. Nes štai Dievas davė jums pažinimą ir jūs išlaisvino. O leido pasirinkti. Ir jis davė jums, kad galėtume žinoti, kas gera ir kas pikta. Ir jis davė jums galimybę pasirinkti gyvenimą ar mirtį. Ir jūs galite daryti gerą ir būti atstatyti į tai, kas gera. Arba, kad jums būtų atstatyta tai, kas gera. Arba galite daryti piktą. Ir jums bus atstatyta, kas pikta. Nu, čia kaip tu sakei, nežinojimas įstatymų neatleidžia nuo bausmės. Jeigu nežinai, pasirenki piktą daryti, dažniausiai žinai, kad tai pikta. Nes nenorėtum, kad tau taip darytų. Dažniausiai žinai. Už tai čia sako, broliai, jeigu jūs žuvat kas nors, tai jūs pasirinkote. Jūs žinojote. Nes kitą kartą gali ir velnias apgauti. Bet tu gali savo protę mintyse išsisukinėti dar, bandyti kažkaip tai manipuliuoti, kad sakysiu, kad nežinojau, nesupratau. Lietuviai turi patarlę tokią, su kuo sutapsi, tuom ir tapsi. Prie ko pritapsi, tuom ir tapsi. Nu, su kuo sutapsi, tuom ir tapsi. Jo. Ir amerikiečiai irgi turi, man atrodo, yra kažkokia. Taip. Kaip pasirenkama gyventi pagal Dievo planą mums, valios laisvė stiprėja. Įdomus įsireiškimas. Kai pasirenkama gyventi pagal Dievo planą mums, valios laisvė sustiprėja. Ką tai galėtų reikšti? Labai įdomi mintis iš tikrųjų, nes kai kurie žmonės galvoja, kad jei mes, pavyzdžiui, atsiduosime valią Dievui, tai reiškia, kad bus silpnesnis, nes mes kaip patys nedarome. Bet iš tikrųjų, kai pasirenkime gyventi pagal Dievo planą mums, pagal jo įsakymus, tada mūsų valios laisvė bus stipresnė. Į Dievo planą įeina išugdyti mūsų valios galią. Suprantate? Jisai kaip nuostabus treneris, po truputį duodam aukštesnius kelia kartelę, žiūri, kaip tu reaguoji. Suprantat, aš prisiminiau dabar staigiai, kaip arabų geriausios veislės žirgus augina. Išrenka, sakysim, 20 gerų žirgų, augina juos, myli šeimininkas ir ateina laikas egzaminų išbandymų ir jisai laiko juos negėrusius, ištroškintus ir po to atveda prie vandens ir sako jiem, dabar negerkite ir stebi, kaip tie žirgai elgiasi. Ir sakysim, iš tų 20 žirgų 3 negeria. Visi kiti ištroškę geria. Nesvarbu, ką šeimininkas sako. 3 nori, bet negeria. Jie mindžikoja, žiūri šeimininką, bet negeria, suprantat? Jų kaina iš karto N kartų užauga. Suprantat? Jie padaro, šeimininko valia jiems svarbiau negu kūno reikalas. Įdomus dalykas, suprantat? Ir sako, kadangi tu negėrei, tu būsi mano, kaip čia pasakyti, geriausias sūnus iš gerų. Aš ruošiau visus vienodai, bet geriausių rezultatų tu paklusniausias esi. Ir imk tada tau apdovanojimą už tai. Tai čia įdomus. Kai paklūstame tėvo įsakymas, mūsų čia valia buvo auga,
Jo, mūsų valios laisvė stiprėja. Kada ateina mintis ir noras kažkoks tai, geidulys, bet koks, suprantat? Nu, nežinau kokį pavyzdį, geidulys. Troškimas, dar kas nors. Vaikas ten, sakysim, saldainį užsinori ir pamato parduotuvę ir krenta ant žemės ir trypia. Noriu, duok ir viskas. Jo, ir spardosi ten. Mama sako, palauk truputėlį, kada baigsim, apsipirksim, viską nupirksiu. Gerai, jisai nesispardo, jis palaukia ir mato, kad neapgavo, jo mama nupirko. Viskas tvarko, jis pakentėjo, suprantat, vot valios laisvė. Pakentėjo, netripė, nerodo savo kaprizų. Bet būna ir atvirkščiai. Kaip? Atvirkščiai būna. Kaip atvirkščiai? Atvirkščiai, vaikas verkia, nukrenta ant žemės, nori, mama nupirka. Iš karto, o tik tai atsistok, kelkis jo. Nu tai jau ką reiškia tai? Pralaužta siela jo. Reiškia, jisai šokdins visą laiką su bizūnu, mama, tėti namuose, noriu, davai. Jo, kai paklūstame mūsų dangiškojo tėvo įsakymą, mūsų išmintis auga ir asmenybė stiprėja. A kas yra asmenybė? Kad jinai turi savo sąmonę, gali priimti sprendimus. Tas aš esu. Aš esu jo, ne taip, kad kas nors pasakė, kas čia šeimininkas. Nu, savo protė tu šeimininkas, o aš savo šeimininkas ir aš nedarysiu taip, kaip man viršininkas sako. Taip, vat, asmenybė gali išgelbinti visą firmą arba viršininką nuo kažkokios tai afioros, nuo ką nors, nuo velnio apgaulės. Stiprėja ir mūsų tikėjimas, mums darosi lengviau pasirinkti teisingai. Jo, pradėjome pasirinkimą dar būdami dvasiniai vaikai mūsų dangiškojo tėvo akivaizdoje. Dėl savo pasirinkimų tenai buvome verti ateiti į žemę, kaip mes kalbėjome. Mūsų dangiškasis tėvas nori, kad mūsų tikėjimas, galia, pažinimas, išmintis ir visos kitos geros savybės augtų. Jei laikysimės jo įsakymų ir pasirinksime teisingai, mokysimės ir suprasime, tapsime panašus į jį. Valios laisvė reikalauja, kad būtų pasirinkimas. Kodėl būtina priešingybė? Būtina, neįmanoma, mes kalbėjom. Negalime pasirinkti teisumo, jei prieš mus nebus gėrio ir blogio. Priešingybės. Lehis, didis Mormono knygos pranašas, pasakė savo sūnui Jokūbui, jog tam, kad Dievas galėtų įvykdyti amžinus tikslus, turi būti visa kame priešingybė. Jei ne, teisumas negalėtų būti įgyvendintas, nei nelabumas, atsiverskime šitą eilutę, nei šventumas, nei nelaimingumas, nei gėris, nei blogis. 2 Nefio 2:11. Nors čia beveik viskas pasakyta, bet man ten labai įdomiai užsifiksavo, kad įgyvendintas turi būti ne tik tai teisumas, bet ir neteisumas turi būti įgyvendintas. Taip, 2 Nefio 2:11. Paskaitysiu aš kad greičiau. Nes visame kame turi būti būtinai priešingybė. Jeigu ne, mano pirmagimi tyrose, teisumas negalėtų būti įgyvendintas. Nei nelabumas, nei šventumas, nei nelaimingumas, nei gėris, nei blogis. Suprantate? Abidvi priešingybės turi būti įgyvendintos. A kaip jos įgyvendinamos? Nuo mūsų pasirinkimų. Ateina neteisumas, pasirenkam daugiau, kuo toliau į mišką, tuo daugiau malkų, suprantat? Norisi kitus valdyti, tu padarai mažą nuodėmę, tave šantažuoja jau, ar nori, kad mes atskleistume, ar toliau dirbsim kartu?
Nu, vat ir žiūri, jeigu nori išbristi iš tos nuodėmės, reikia vieną kartą atgailauti, susitvarkyti, išbrisi, ne, kuo toliau į mišką, tuo daugiau malkų. Ir va turi būti gyvendintas ir teisumas, ir nelabumas. Ir va žmonija ir pagal partijas, pagal gerumą, pagal charakterius skirstosi, kas prie ko pritampa. Todėl visi dalykai būtinai turi būti junginys viename. Todėl, jei būtų vientisas kūnas, jis neišvengiamai būtų lyg miręs, neturėdamas nei gyvybės, nei mirties, nei gendamumo, nei negendamumo, nei laimės, nei nelaimės, nei suvokimo, nei nesuvokimo. Ar sako, ką nors tie žodžiai? Ne, viskas sako. Ne. Viename turi būti ir gėris, ir blogis. Viename turi būti ir tas, na, sako, jeigu tik tai vien gėris, jo tai žmogus, nu jisai niekas yra. Arba vien blogis. Jis neturi iš ko rinktis. Jam nėra šansų nei pasitaisyti, nei nieko, jis jokių jausmų neturi. Nu. Ir sako, jis tada neturi nei laimės, nei nelaimės, nei suvokimo. Tai va, Adomas su Ieva buvo tokioj situacijoje rojuje, kol nenuskynė to pažinimo vaisiaus, jie tokie buvo, nu, kaip balastas, suprantat, gyvena, valgyti visko yra, neserga ir ką daryti. O, todėl tai būtų sukurta kaip niekalas. O jeigu toliau pasiliktų Adomas su Ieva tokie rojaus sode, kaip buvo, pilna visko, jie būtų sukurti kaip niekalas arba kaip brokas, mes kartais sakom, nesuprasdami, kas gera ir kas bloga. Todėl jo sukūrimas neturėtų prasmės. Todėl tai neišvengiamai sužlugdytų Dievo išmintį ir amžinuosius tikslus. Nu, vat maždaug aš pagriebiau tokius svarbius esminius dalykus, čia dar yra daug gerų dalykų, bet mes nespėsim visko praeiti, nebent jūs patys norėtumėte. Tai dar paklaus norėčiau. Tai pas žmogų būna tie išbandymai. Tai čia kaip ir blogis tas gauna žmogus, tai nu, aš suprantu, kad tai yra natūralu, tai žmogus stiprėja, bet kiekvienas nori, kad kaip jų ten išvengti, ar kuo mažiau, kad būtų, tai čia kaip... Ar neturi čia to norėti išvengimo? Turi. Dėl to yra sakoma. Budėkit ir melskitės. Ir prašykite pas Dievą, kad jis padėtų. Nes tau duota valia ir prašyti, ir neprašyti. Kaip prašyti, bet kad jie, kad jie aplenktų, būtų kažkas. Ką padaryti? Kad aplenktų žmogų. Čia neišeis, ne? Aš kalbėjau, Adomas su Ieva buvo, kol neparagavę to gėrio blogio pažinimo, jie buvo aplenkė jos blogį, suprantat? Bet ir medis buvo pasodintas, ir šėtonas buvo, suprantat? Pavyzdžiui, jeigu šėtonas negundytų, jie vaikščiotų aplink tą medį ir nieko jo. Būtų tvora spygliuota aptverta, vaikščiotų kitus skintų ir nieko, nu kas būtų? Nu jokio progreso, sąmonė netobulėja. Tai aišku, bet daleiskim, ten, jie pirmą kartą. O kai žmogus čia gyvena, per gyvenimą ten būna šimtai tūkstančiai kartų, jie visą laiką vis ant tų pačių grėblio, kaip sako liaudis, lipa ir lipa. Sako, jau pasimokė, jau viskas praeina kiek laiko ir vėl jis ten bando ir vėl jis užkliūva. Vat aš tokių norėčiau kažkaip. Čia, aišku, čia yra kaip Dievo prašai jo, tai ten gauni to pagalbą, bet tu pirmai, kai jau tave jau pradeda bandyti, jau tada Dievo prašai. O kai dar tas artėja tas išbandymas, tu nežinai, kad jį gausi, tai tu ir prašy tada neprašai, nes tu nežinai dar, kad jis bus. Man yra keista, kad aš skaitydavau žodį, užsirašau kokį nors principą iš dvasios įkvėptas, kaip reikėtų elgtis. Štai pažiūriu, paskaitau, įdomu, kažkur skaičiau, aš jį žinau. O kitą dieną jis praktiškai vyksta. Suprantat? Praktiškai vyksta.
Ir paskui galvoju, kaip taip gausi, kaip jisai prasidėjo, kada jis prasidėjo, kodėl jis prasidėjo, galvoju, palauk, ašgi vakar užsirašiau. Užsirašiau, kad aš turiu išmokti jį įveikti, Čia supranti. dar kitas būna veiksmas. Tu savo mintim pritrauki ten kažką tai. Tu įsibijai, kad tas neįvyktų ir tau būtinai tas ateis. Bet jeigu tu įvaldai ir pradedi grėblį visą laiką į vietą statyti, nepalikti ant kelio, kaip tada? Tai jeigu tu valdai, tada taip, tada jau tu Va. gali apsisaugot. O, tai Dievas sako, būk atsargus. Gali toks grėblis pasitaikyti ant tavo kelio. Gerai, aš žinosiu. Nebuvau atsargus. Kitą kartą. Gerai, reikia dabar jau pradėti budėti, supranti. Jau, kiti žmonės visą gyvenimą mokinasi, jie nežino principų, nežino įstatymų, lipa, palikinėja tos grėblius. Jie nelaimingi, supranti. Tokioj šeimoje gali gyventi, kur visi mėtosi ir mėto grėblius, tai turi tada suprasti. Arba aš turiu išmokti būti atsargus, ar išeiti iš tos šeimos ir kurti savo, mokintis Dievo įsakymus ir būti laimingas. Sąmoningai tapti laimingas. Arba turiu visą laiką gyventi, ant kelio grėblė ištisai ir viskas. Dar ant pabaigos vieną paskaitysiu, kaip Almos 13:20, atrodo, 13:28. Čia sako, 257 puslapyje. Bet kad nusižemintumėte prieš viešpatį ir šauktumėtės jo švento vardo ir nuolat budėtumėte ir melstumėtės, kad nebūtumėte gundomi labiau nei galite pakelti. Pirmą dalį perskaičiau jums, kad šauktumėtės, prašytumėt pagalbos, budėtumėt, kad nebūtumėt gundomi labiau nei galite pakelti. Ką sako tas išsireiškimas? Gundomi labiau nei galite pakelti. Gali gauti tą išbandymą didesnį, negu tau išeis su juo susitvarkyti. Taip. Tai jau čia kaip rusai sako, piši pripala. Jau čia po to jo. Aš nežinau, kokį palyginimą duoti, bet tiesiog gali, pavyzdžiui, pamatyti tokią merginą, kur tau seilė pradės varvėti. Ir labai užsimanyti jos. Atsakysi, jinai ne mano. Bet jinai prieis prie tave ir sakys, aš noriu susipažinti su tavimi. Ir kuo viskas užsibaigs, tu nežinai. Tu nežinai, bet aš dažniausiai iš anksto paruošiamas tam. Viešpats man sakydavo, tu negalvok, Eugenijau, kad tu galėdamas pavežti su mašina žmoną, kokią nors moterį pakeliui, skelbdamas jai Evangeliją, jinai gali pakviesti tave užeiti namo kavos išgerti. Ir sakys, kad aš noriu, kad tu man daugiau papasakotum apie viską, apie Evangeliją. Man labai jinai patinka. Aš sako, ar tu žinai, ko gali baigtis ten visa tavo Evangelijos skelbimas? Tada aš galvoju, blemba, sakau, nežinau, ko gali baigtis. Tai sako, geriau neik į namus pas nieką. Pavežk, padok pakvietimą į bažnyčią ir ganato. Supranti? Tai mes priimt galim sprendimą, bet nežinom pasekmių. Pasekmių nežinom. Tai čia sako, kad melskitės, kad nebūtumėt pergalėti. Tai mane viešpats kartais paruošia tokiu būdu. Kitokius dalykus, bet belia kokio paskolą paimti, sakysim, tenai iš banko, kad tau geriau sektųsi. Gali tenai neatsispirti, tau bus įtikinta viskas, sakys, kad visi verslininkai ima paskolas. Ko tu dabar bijai? Imk savo ir gyvenk.
Todėl, reiškia, kad nebūtumėt gundami labiau, negu galite pakelti. Ir todėl būtumėte vedami šventosios dvasios, tapdami nuolankus, romūs, paklusnus, kantrus, pilni meilės ir didžio kantrumo. Jeigu mes, čia prieš tai eina kalba apie Dievo įsakymų laikymąsi. Sako, jeigu jūs nerimtai žiūrėsite į Dievo įsakymus, nenorėsit jų laikytis, gali ateiti pagundimas didesnis, negu jūs galite pakelti. Suprantat? Įtikins tave galia ir tu savo valia, savo tuo lauku dvasios neatsispirsi prieš tai. Tai mes turim didžiulę malonę, kada mes žinom jo įsakymus, sakyti viešpatie, man sunku atsilaikyti. Toks stiprus pagundimas, aš nežinau, ar tai teisinga, bet padėk man išsilaikyti. Aš nenoriu daryti tavo įsakymus, bet aš noriu. Ir tada mes galim gauti pagalbą iš jo ir sakom, ir tada... Almos 13:28. Čia jisai buvo knygelėje. Ir 1 Korintiečiams 10:13 sako, viešpats neleis jūsų gundyti labiau, nei jūs galite pakelti. Bet Almos 13 dar parašytos sąlygos, kad tai ne automatiškai gali gautis, o prašant pas jį pagalbos. Tai mylimieji, mes tiek pakalbėjom apie mūsų valios laisvę, kad jinai labai svarbi ir priešas visokiausiais būdais organizuoja, kad sunaikinti tą valios laisvę, bet Dievas duoda iki tam tikro lygio, kad mes turėtume priešpriešą, kad mūsų valios galia augtų, kad mes būtume sąmoningi ir sąmoningai pasirinktume gerą daryti. Ar turite klausimų? Čia tas, pasakymas, kad galima gauti tą išbandymą didesnį, negu galim pakelti, tai čia turime galvoti, kad nuo mūsų ta kova bus per silpna ir mes turėsime Dievo prašyti pagalbos, bet Dievo pagalbos mes visą laiką prašom. Ne visą laiką. Gal tu visą laiką prašai. Aš dažnai prašau, kiti net negalvoja apie jį. Jo, bet suprantu, kad ne visą laiką, ten dėl kažkokį ten smulkmenų, tai čia jo. Bet jau tokia pagalba, kada pats nesusitvarkai, tai taip, supratau. Nes kitą kartą mes neteisiai elgiamės. Esame išdidūs, mandri, prašom pagalbos, kad nugalėtume priešininką, kuris galbūt daug geresnis už mumi. Tai nebus ten pagalbos, mūsų valios neužteks. Ten velnias pradės, kaip Adomas sako, kadangi nusidėjo, tapo pajungtas. Tekės tau mintis, programos, kolidoriai, kaip eiti, kaip toliau daryti, bet tai bus ne iš Dievo. Nes iš Dievo išmintis ateina jinai taiki, tyra, švelni, gailestinga, pilna gerumo, tokia iš Dievo ateina išmintis. Kitokia išmintis yra žemiška, velniška, sieliška. Tai turbūt, ar aš atsakiau į to klausimą? Taip. Jo, gali būti, žodžiu. Čia toks slidus klausimas. Slidus. Jeigu tu visą laiką meldiesi, dėl ko sako Tėve mūsų ir neįvesk mus į pagundimą, bet saugok mus nuo pikto. Kodėl? Nes aš atleidžiu kitiem irgi kaltes, skolininkam, žodžiu, žinau, kad tu mane myli, noriu tavo valią vykdyti. Tada tas procesas įgauna mums pagalbos, tokį tylų, nežinom iš kur norą, pastumimą mintyse ir įvykdymą. Aš prisipažįstu, ne visą laiką meldžiuosi. Pagalbos ne visą laiką prašau. Bet aš tiek, esu girdėjęs, kad Dievas neduoda žmogui išbandymų, kad jis negalėtų susitvarkyti. Tai čia taip biškai kažkaip, toks sakau. Čia buvo geras pavyzdys. Įsivaizduokit, ateinat į pležą, prie jūros arba prie upės ir ten sūkurys sukasi. Traukia vandenį kiaurai, jo. Duobė. Sūkurys jau. Ne tik duobė, bet tas, kuris
jeigu per arti priplauki, įtraukia tave ir į dugną. Jo. Turėsime bėgti. Jo, puiku. Išmokti. Jo. Tai ir jeigu tu nekreipi dėmesio, ten užrašyta pavojinga, neiti ten kokie nors plūdurai stovi, tau dzin viskas, dzin, supranti. Ir kartais ten, kur negalima, mums ypatingai norisi, mus ypatingai traukia ten pažiūrėti, kur negalima, supranti, kaip ten viskas atrodo. Tai vot gundimas yra. Ir gali įtraukti tas sūkurys ir tada jau, nežinau, turi šauktis arba pagalbos, arba kažką tai, kad tave ištrauktų. Nes mes turim valią iki tam tikros ribos. Jeigu tu užlipai ant 9-aukščio ir šoki ir skrenti ir sakai, aš apsigalvojau, kurgi ta mano valia dabar, supranti, atgal reikia sugrįžti, taip gali nesuvykti. Tai vat, kada mes papuolam į piktojo pinklės, ne visą laiką paskiau jau lengva išbristi iš jų ir taip paprastai susitvarkyti. Tai gerai tada, mylimieji, tada mes visą tai kalbėjom Viešpaties Jėzaus vardu. Dėkojam už Dievo dvasią ir už gyvą Dievo žodį Jėzaus Kristaus vardu. Amen.